Tęsime toliau mūsų susitikimus pasikeitimų, emocinės sveikatos keitimo, nes tik mes patys esame atsakingi už savo gyvenimą, už savo emocinę sveikatą, nes žinome ir vertiname tai, ką Viešpats sako Timotiejaus laiške, kad Viešpats mums davė ne baimės dvasią, bet jėgų, meilės ir savitvardos dvasią. Taip, meilės dvasia, tai yra, kas yra meilė? Meilė yra kantri, meilė yra maloni, meilė nepyksta ir nepasiduoda piktumui. Ir tai yra tai, ką Dievas sako mums kaip žmogui, kaip mes turime reaguoti aplinkybėse. Tai vadinasi, jeigu aš turiu nepasiduoti piktumui ir nemastyti piktą, vadinasi, aplinkybės gali būti tokios, kaip Viešpats ir sako, jeigu eitum per mirties šešėlio slėnį, tu atsiremk į mano žodžius, kad žinok, kad aš paruošiau stalą tau priešo akivaizdoj. Vadinasi, man Dievo dukrai, Dievo sūnui yra taip svarbu emocinė sveikata, tą vidinį savo žmogų, savo mintį laikyti ar toje emocijoje, aplinkybėje, ar nepagarbioj aplinkoj, ar liūdesio aplinkoj, ar nesiskaitimo aplinkoj. Vadinasi, Dievas sako, kad tu gali į tai fokusuotis, arba tu gali priimti sprendimą ir neatsakyti tuo pačiu, net nemastyti. Ir kaip to nedaryti, mes galim tik tai žiūrėdami į Kristų. O kaip man žiūrėti į Kristų? Man reikia savo mintis nukreipti į tai, ką Viešpats sako, ką Kristus sako. Jis sako, jeigu pasiliksite mano žodžiuose, aš pasiliksiu su jumis. Ir jeigu Kristus yra su manim, aš tada žinau, kad aš viską galiu Jėzuje Kristuje, kuris mane stiprina. Vadinasi, kad ir kokia sunki aplinkybė yra, ar yra nepagarbi situacija, ar yra nerimas dėl ateities, aš nepasiduosiu tai minčiai, bet aš tą mintį nerimo dėl ateities nukreipsiu būtent žvilgsnį į tai, ką Viešpats savo žodyje sako apie mano ateitį. O jis sako, kad aš turiu sumanymus tavo geroviai ir ateitį su viltimi. Vadinasi, aš žinau, kad Dievas davė ne nerimo dvasią, bet jėgų, sveiko proto, savitvardos dvasią. Vadinasi, mes, Dievo žmonės, Dievo sūnus ir dukros, kad ir gyvename su Viešpačiu, nuostabu, kad mes gyvename su Viešpačiu. Ir aukščiausiojo globoje pasiliekam, nuostabu. Bet va šitam kely su Viešpačiu pasilikę, aukščiausiojo globoje, mes gyvename tam tikrose savo šeimose, einame į darbus, bendravome su kaimynais, turime kontaktų su žmonėmis ir aplinkybėmis. Ir būtent tose aplinkybėse, kai mes Dievo žodžius laikom savo viduje, turim tą įsitikinimą, tą žinojimą, tada mes žinome, kaip elgtis aplinkybėse, neatsakyti tuo pačiu. Ir dar noriu pasidalinti pirmas Petro laiškas, kaip nuostabiai rašo. Ir rašo, kamgi gerbėmieji, čia mes einam jau į tą gilinę, tai, kad mes Dievo vaikai. Taip, aš tikiu, kad jūs kiekvienas, kuris žiūrite tikėjimo laidas, jūs žinote, kad jūs tikėjimo vaikai. Bet kai aš tikėjau, tai yra Dievo vaikai. Ir kada aš esu Dievo vaikas, Dievas sako, kaip elgtis mums. Taip, ką aš turiu dėtis į savo vidų, kaip ir mes. Tėvai sakome savo vaikams, kaip mums reikia elgtis. Ir Dievas mums sako, irgi, taigi aš paskaitysiu. 3 Petro laiškas, 9 eilutė. Netlyginkite piktų už piktą ar keiksmų už keiksmą, bet priešingai laiminkite, žinodami, kad ir patys esate pašaukti paveldėjimo. Ir aš, atsiprašau, atrodo daug metų gilinuosi į Dievo žodžius ir principus Dievui, gyvenu su Viešpačiu. Bet žinot, tik praeitą savaitę, beskaitant man iš naujo sušvito ta
ta žodis laiminkite žinodami. Vadinasi, kai aš, sako, neatlygink piktą už piktą, ar keiksmą už keiksmą, vadinasi, yra kažkokia įtempta aplinkybė, įtempta, ypač mane erzinanti aplinkybė. Bet aš galiu neatsakyti tik tada, kada aš galiu laiminti, kai aš žinau. O iš kur ateina žinojimas? Iš mano įsitikinimo. Įsitikinimo, kad aš ir pats esu palaimintas. Vadinasi, aš pikto neatsakau piktumu ir keiksmą keiksmu tik tada, kai aš žinau, kaip Dievas mane myli ir vertina ir brangina, kad aš esu palaiminta visais viešpaties palaiminimais. Vadinasi, tam tikroje aplinkybei aš nusuku savo mintį, kaip ir aš neišeinu iš tų aplinkybių, bet aš mintis savo nukreipiu į Dievo žodžius, į viešpatį, nes aš prisimenu jo žodžius, nes aš gyvenu aukščiausiojo globoje. Ir tada, tik tada man išeina laiminti. Ir dar plus, kas labai labai svarbu, kai aš nuolat ir pastoviai elgsiuosi gyvendama ir taikydama Dievo nuostatas, aš formuosiu įprotį teisingą. O įprotis, jūs žinote, formuos jūsų valią. O valia nukreips jūsų gyvenimo kelią. Ir ar Dievas čia daro, kad mes atsiduriam aplinkybėse, kur yra įtampa, kur yra nerimas? Ne. Čia yra taip, kad mes gali taip atsitikti, kad atsirandam tokiose aplinkybėse, bet Dievas sako, kaip nereaguoti ir praeiti. Vadinasi, aš dėkoju Dievui, kad aš žinau, kad jis yra mano gyvenime, kad jis mane saugo, prižiūri mano gyvenimą. Ir aš todėl laiminu kitą, žinodamas, koks viešpats man geras. Ir tai, tas suvokimas yra kiekvieno mūsų atsakomybė. Tai yra kiekvieno jūsų ir mano priimtas sprendimas, kaip aš elgsiuosi aplinkybėse. Tai vadinasi, neatlyginsiu piktą už piktą ir keiksmą už keiksmą, bet laiminsiu priešingoj pusėje esantį žmogų, žinodama, kad viešpats mane palaimino. Taip, ir toliau, kas sako, kas trokšta mylėti gyvenimą ir matyti gerų dienų, kurgi žemėje. Sakogi ką, te pažaboja savo liežuvį nuo pikto ir lūpas nuo klastingų kalbų. Matot, gerbimieji, vėl mūsų pusėje yra, ką viešpats sako. Ir kai kartais žmonėm atrodo, kaip bus, kaip Dievas duos, taip Dievas duos, kaip bus, tai bus. Čia nieko panašaus Dievas nesako. Jis sako, kaip bus, kaip tu elgsiesi. Dievas be abejo viską padarė dėl mūsų, kad mes gyventume ilgą, laimingą, džiaugsmo pilną gyvenimą. Bet tik nuo mūsų pačių priklauso, kaip mes elgsimės aplinkybėse. Ir kas yra labai svarbu, kad aplinkybių mes negalime pasirinkti. Negalime pasirinkti, kur šią akimirką esame, kokiose aplinkybėse. Mes visada galime pasirinkti, kaip reaguosime aplinkybėse. Ir aš tikiu, ir noriu, ir dalinuosi nuolat su jumis ir su visais, kad būtent, mes dėl to ir gyvenam su viešpačiu, kad jo vertybės mūsų gyvenimo kely būtų matomos. Ir tada Dievas be abejo yra su mumis, jis ir taip yra su mumis, bet tada jis mus pakelia kiekvieną kartą. Pakelia aukščiau ir aukščiau, o paprasta žmonių kalba sakant, jūs įgaunat, kaip pasauliečiai sako, tokią stipresnę odą. Tipo kaip nuo žąsies vanduo. Žmonėm atrodo paprastiem, kad nuo jūsų kaip nuo žąsies vanduo, nes jūs turite Kristaus mentalitetą. Jūs vadovaujatės Dievo principais. Jūs vertinate ir branginate Dievo žodžius. O visa kita, viešpats sako, bus jums pridėta. Taigi, kadangi šitų 25 metų mūsų tikslas keisti savo gyvenimą, transformuoti gyvenimą iš liūdesio į džiaugsmą, iš nerimo į užtikrintumą, tikiu, kad
kiekvienas susitikimas jums duoda naujų jėgų praeiti. Be to, mes jau Agapė Bonum pradedam konsultacijų seriją ir kiekvieno laukiu, kuris nori asmeninio augimo, registruotis į asmeninės konsultacijas, rašant ar skambinant. Laukiu tikrai kiekvieno, su kuriuo noriu dalintis savo asmeninę patirtim, kaip krikščioniškos vertybės eilę metų padeda man pačiai praeiti gyvenimo sunkumus. Be to, žinokite, kad mūsų viešpačiui, mūsų Dievui nėra nieko neįmanomo. Viešpats mus prašo ir ragina, kad nuolat mąstytume apie tai, ką Dievas mąsto, kad mes džiaugtumėmės ir mes šiandien tai turime pradėti daryti. Taip, kai yra nerimas, liūdesys, abejonė dėl ateities, aš priimu sprendimą, tai reiškia nukreipiu savo mintį į Dievo mintis, į Dievo žodžius, ką Dievas sako. Ir tai yra jėga, vidinė jėga, kuri duoda jums jėgų nepalūžti. Duoda vidinių jėgų nepalūžti. Taigi dėkoju viešpačiui už kiekvieną žmogų, dėkoju, kad viešpats duoda jėgų, duoda išminties, kad jūs prisimenat, vertinat ir branginat Dievo žodžius, kad mes visi gyvename ir džiaugiamės gyvenimu, nes džiaugsmas tai yra transformuoja mūsų gyvenimą. Ir mes džiaugiamės ne aplinkybėse, kad ir labai jos sunkios ir sudėtingos kartais atrodytų, bet džiaugiamės žinodami, kad mes praeinam, nes mes ne vieni, nes Kristus yra mūsų šlovės viltis. Ir aš žinau, ką aš pasirenku savo mąstyti, nes viešpats sako, dieną ir naktį mąstykite apie mano žodžius. Jūs mąstykite apie mano žodžius. Vadinasi, atsakomybė yra mūsų pusėje. Ir kaip mąstyti, kaip nepasiduoti, kaip praeiti sunkumus, tikrai kviečiu, registruokitės į asmeninės konsultacijas, lauksiu jūsų kiekvieno.